Jeigu esate ieškoję kameros, turbūt esat matę ir kažką panašaus. Ką reiškia visi šitie skaičiai ir raidės? Šiandien aptarkime vieną iš jų, va šitą skaičiuką, dar žinoma kaip bitrate. Kas yra bitrate? Labai paprastai, bitrate, lietuviškai turbūt sparta bitais, nežinau, pakomentuokite, jeigu klystu, LKC žodyne nebuvo šito termino, yra bendras informacijos kiekis, kuris yra įrašomas į kiekvieną jūsų video sekundę. Visų pirma, tai paprasčiausiai reiškia, kad kuo didesnis šis skaičius, tuo geresnė jūsų video kokybė. Svarbu suprasti, kad bitrate'as ir video rezoliucija yra du skirtingi dalykai. Apie rezoliuciją mes jau kalbėjom, tai yra kiek pikselių sudaro jūsų įrašomą vaizdą, bet net ir ta pati rezoliucija gali turėti skirtingus bitrate'us. Filmuojant tą patį vaizdą ir identišką rezoliuciją, telefono įrašas skirsis nuo apsaugos kameros nuo GoPro nuo fotiko nuo kino kameros. Kaip jau išsiaiškinom, video kokybė priklauso nuo N faktorių, bet bitrate'as tikrai yra vienas jų. Bitrate'as yra matuojamas megabitais per sekundę ir aš jums netrukus papasakosiu, kokiose platformose koks bitrate'as yra reikalingas, tačiau prieš tai visi tie skaičiai, kuriuos jūs to jau išgirsite, bus sąlyginai maži, palyginus su skaičiais, kuriuos mums siūlo filmavimo kameros. Kam man 454 megabitai per sekundę, ar net kokie 1,9 gigabitai per sekundę naujesnėse kamerose, kai aš iš esmės tą video vis tiek išeksportuosiu ant kokių 12 megabitų ir įkelsiu YouTube. Aukštas bitrate'as egzistuoja ne veltui, ne visada jis yra reikalingas, tačiau tai gali būti milžiniška pagalba dirbant su efektais postprodukcijoje, su green screenais, su spalvom, su kadro visokiom korekcijom, su viskuo. Panašiai kaip fotografijoje, kai jūs redaguojat sunkų RAW failą ir tenai redaguojat smulkiausias detalės, bet vis tiek išeksportuojat failą kaip JPEG, JPEG, nežinau kaip ištarta pavadinimą, kad manęs nenukencelintų, panašiai kaip nukencelino GIF'ą su GIF'u. Lygiai taip su video, jūs filmuojate su tikslu turėti plačiausias korekcijos galimybės, o po to išeksportuojat viską sudėję į formatą, kuris būtų draugiškas jūsų žiūrovui. Tai koks bitrate'as reikalingas kokiai platformai? Jeigu filmuojat video ir keliat juos į YouTube kaip aš, jūsų tikslinis bitrate'as eksporte bus tarp 10 ir 12. Jeigu jūsų video yra 4K, bitrate'as gali būti kiek didesnis, apie 20, tačiau tai nėra būtina ir iš tikrųjų skirtumas nėra labai didelis. Nepriklausomai nuo to, kokia kokybė jūsų video bus žiūrimas, YouTube'as pritaikys tinkamą bitrate'ą, todėl svarbu išeksportuoti video aukščiausių reikiamų bitrate'ų. Na, o jei esat mano amžiaus, turbūt nemažai laiko praleido žiūrėdami filmus per DVD. Ten filmai būdavo įrašomi naudojant tarp 4 ir 8 megabitų per sekundę ir vėliau būdavo skelbiama, kad va, mes turime dar ir geresnę Blu-ray versiją. Būdama paauglė, aš niekada nesupratau, kodėl negalima iš karto išleisti filmo normalia kokybė. Kaip bebūtų, Blu-ray filmai būdavo išleidžiami su 24-40 megabitų per sekundę bitrate'u, štai iš čia ir geresnė kokybė. Tokios socialinės platformos kaip TikTokas ir Instagramas naudoja nuo 1 iki 4 bitrate'ą. Panašius skaičius naudoja ir Facebooko Messengeris, todėl kai skambinat video call'u ir mato tą tikrai nekokybišką vaizdą, jeigu jūsų internetas dar nėra super mega turbo greitas, greičiausiai ten iš vis matos tik pikseliai. Kai kurios didelės video platformos, tokios kaip Netflix ir panašiai, gali sau leisti didelį bitrate'ą, na o jei mes galim sau leisti greitą internetą, laimi visi. Na, bet pakalbėkim ne apie TikTokus, o apie video kūrybą. Eksportuojant video labai naudinga žinoti, kuo skiriasi pastovus ir kintamas bitrate'as. Kaip sako pats pavadinimas, pastovus bitrate'as yra pastovus. Jei eksportuodami savo video pasirinksite šį nustatymą, žymimą kaip CBR, ir pasirinksit, pavyzdžiui, 12 kaip savo pastovų bitrate'ą, visas jūsų video ir išsieksportuos visada 12 megabitų per sekundę bitrate'ų, nepriklausomai nuo to, kas ten pas jūs juda ar nejuda vaizde. Daug geresnis ir labiau rekomenduotinas pasirinkimas yra kintamas bitrate'as, žymimas kaip VBR. Šis pasirinkimas leidžia nustatyti minimalų ir maksimalų bitrate'o skaičių ir video eksportuodamasis prisitaiko prie tų bitrate'ų pagal tai, kas vyksta jūsų video kadre, patį didžiausią bitrate'ą naudodamas tik tada, kai iš tikrųjų reikia. Pavyzdžiui, kadruose, kuriuose yra daugiau judesio ir veiksmo. Na ir galiausiai tai padės optimizuoti jūsų video dydį. Kalbant apie failų dydį, didelis bitrate'as yra nuostabu, tačiau reikia ir turėti kurį padėti. Didelio bitrate'o failai yra elementariai didesni ir turi būti rašomi į greitesnės ir brangesnės korteles, o kai kurie, ypač dideli bitrate'ai, net nebeįsirašo į korteles ir reikalauja galingesnių ir dar brangesnių laikmenų. Taip pat tokius failus sunkiau apdoroti jūsų kompiuteriui, vienas projektas gali užimti visą jūsų kompiuterio vietą ir tokie failai, aišku, sunkiau ir ilgiau keliasi į įvairias platformas ir taip toliau. Visą tai tiesiog reikia apmastyti prieš džiaugiantis, kad įsigysite kamerą, kuri turės aukšto bitrate'o galimybę. Taigi, trumpai tariant, didesnis bitrate'as tai geresnė video kokybė, daugiau galimybių postprodukcijai ir didesnis failo dydis. Mažesnis bitrate'as, prastesnė vaizdo kokybė, mažesni failai ir lengviau transportuojamas failas. Tikiuosi, padėjau jums suprasti esmių esmę, kas yra bitrate'as, na, o jeigu norite detalesnės informacijos video klausimais, labai kviečiu jau dabar prisijungti prie mano Contribui platformos, kur netolimoje ateityje paskelbsiu daug detalesnį ir tikrai ne tik video pradedantiesiems skirtą video produkcijos paketą. Tie, kurie prisijungia jau dabar, kursams pasirodžius galėsiu įsigyti už juokingai mažą kainą.
Ačiū, kad esate su manimi, o kol kas, bye.